Kartu su Katinu ir su šeima esame pasiruošę sodinti daržoves, prieskonius į savo lysvę. Pažiūrėkit, kaip mums sekasi šitame procese kartu su Asėja. Noriu, kad ne tik mano namai, bet ir mano mini darželis atrodytų tvarkingai, bei aišku turėti savų užaugintų svarbiausių prieskonių ir daržovių. Tad imuosi darbo ir ką pirmiausia padariau, tai jau nusikasiau pusę beveik žemės, kuri buvo sena, ir ją atnaujinsiu su nauja kompostinė Asėja žeme. Ir žinoma, moteris, visada į pagalbą galime pasikviesti savo šeimos narius. Nedarykime visko vienos pačios, gerai? Dabar permaišysiu kompostą su sena žeme ir tuoj formuosiu kelias lysves. Sudinsiu ridikėlius, aišku, petražolių, nes jų niekada nebūna per daug, krapus ir svogūnus. Dar kalendras. Ir ką, aš svogūnus truputį išlukštenskite, juos pamirko vandenį. Aš paprasčiau darysiu viską, nemirkysiu, išlukštensiu ir tikiuosi, kad svogūnaiškiai užaugs. Ir toks geras jausmas yra prisiliesti prie žemės, dėti sėklas į žemę ir žinoti, kad iš jų išaugs kažkas gyvo ir nuostabaus. Mums moteriams tai labai reikalinga, tai labai atpalaiduoja mūsų psichiką ir emocijas. Ir jau mano patirtis rodo, kad aš galvoju, kad atsiminsiu tikrai, ką čia pasadinau, bet iš tikrųjų niekada neatsimenu jau po savaitės. Tai dabar tvarkingai susižymėsiu su tokiais daugkartiniais sėjimo žymekliais ir susirašysiu, kągi aš čia pasadinau. Žymėjimas aišku man pačiai labai gerai, bet tuo pačiu bus naudinga ir mano vaikams, nes jie galės matyti, kaip atrodo skirtingų daržovių ir prieskonių vos išdygęs daigelis. O kai aplinka tvarkinga ir galvoje ramiau, mes su šeima lauksime gausaus ir sveiko derliaus.